Sveiki, grįžtu vėl į eterį. Šiandien 1384 karo diena. Ilgai nebuvau eterį tikrai, nes Ukrainoje dariau savo projektus, ką ir dabar darau. Aišku, dabar už vairą esu Kijeve. Kijevo matosi dalis. Mūsų projektas dronų juda į priekį, kaip ir sakėm, nieko ypatingo, tiesiog testuojam dabar patį projektą, paleisdinėjom. Rytoj grįžtu atgal pas Chebrytę, bandysim padirbti. Kas įvyko per tą laiką, padarėm daug dalykų, iš tikrųjų daug gerų dalykų. Bandėm žuvusio, supras, kur yra žuvęs tikras trečias lietuvis, sakykim. Galbūt būtų pavykus ir operaciją padaryti taip pat, kaip pavyko su Tomu, bet šį kartą žvaigždės susidėliojo ne taip, kaip mums reikėjo. Pravedėm tyrimą, surinkom visą informaciją, perdavėm mūsų struktūrom, tai yra ambasadai, kariuomeniai, kad jeigu kažkada situacija pasikeis, kad turėtų koordinatą su liudijimu visų įrašytų. Manau, kad visa tai buvo pertašymai kažkur mėnesis atgal, nes pats tiesiogiai su šeima nebendrau, bet buvo žmogus, kuris bendravo, mes jam viską perdavėm ir tą klausimą uždarėm kol kas. Situacijai pasikeitus, pabandysim galbūt Kauną evakuoti. Aišku, jeigu ten dar kažkas bus likę, nes jau ir taip daug laiko buvo praėję. Tai va, pirmas iš dalykų tokių, ką padarėme. Dabar važiuoju pasimti savo daiktų, judėsiu rytoj link fronto su savo projektu, ką padarėm. Vienas nemalonus dalykas įvyko, tai kad sudegė mašina, būna. Aišku, sudegė dėl to, kad ne dronas pataikė, užsidegėm, kai kas per socialinius tinklus buvo idėjas, padėjo evakuotis. Dėkui Valdui, mažasis kovos Chebrytei, dėkui LT4 Ukraine Rimvidui, kuris lygiai taip pat padėjo su tam tikrų klausimų sprendimu ir visiems kitiems, kurie prisidėjo. Aišku, mašina iš apšaudomo kelio Iziumas Slavianskas ištraukė, evakavo Valdas su Antrosu, kol ten prisikabinam, įsitraukiam. Toliau desanto kariuomenės vadas padėjo evakuoti iki Kijevo. Tiesiog buvo greitas sprendinys, nustebau. Aš išvažiavau su kita mašina į Kijevą, o ryte jau mašina, apie pietus tiksliau, buvo jau Kijeve. Tai va, turim šiek tiek tokių nuostolių. Kodėl ilgą laiką nefilmavau, tai tiesiog irgi nuostoliai kamerose visur kitur, sudaužyta. Toks gyvenimas. Dabar pasiėmiau telefoną, tiesiog darau su telefonu video vlogą ir tai bus tokiu formatu, darysiu telefonu, kol telefonas sveikas, kai suduš kažką vėl galvosim, kitokį formatą gal. Tai va, grįžtam su apžvalgom, kas fronte dedas, tai tikrai situacija yra nedėkinga. Pakrovskas, kaip visi žinom, jau prarastas, galima sakyti, ten laikoma labai nedaug, šiaurinė dalis miesto. Tiksliau ne šiaurinė, galbūt vakarinė, labiau sakyčiau dalis. Ant žemėlapio pasižiūrėsim, pakalbėsim. Tai yra pramoninis rajonas laikomas ir dar ten keletas kvartaliukų, jeigu aš neklystu. Mirgorodas yra pusiau apsupime, tai ten irgi yra laiko klausimas, kada teks palikti. Aišku, situacija dabar keisisi į Kramatorsko pusė, tai yra Slavianska, tai va ir šiandien apšaudytas kelias logistinis Iziumas Slavianskas, kur aš užsidegiau. Tai degė ryte jau 3 automobiliai, kiek žinau. Kelias tampa sudėtingas jau, ten važinėti bus labai sudėtinga, kaip ir sakiau, savo Facebook'e buvau įdėjęs, geriausia antidroninė priemonė, tai yra greitis. Velniškas greitis, kaip 6-9 dainavo, jeigu neklystu. Tai va, einam prie apžvalgos. Kas jungiam žemėlapį ir žiūrim, pradėsim, kaip visada, nuo Vuhledaro. Tiksliau, nuo Vuhledaro, nuo Sumų krypties, ten judesys nedidelis yra, toliau yra Vuhledaras, toliau Charkovo kryptis, tai yra Kupianskas, Limanas, toliau einam Donecko kryptis, tai yra Pakrovskas, Kramatorskas, Slavianskas ir Zaporižės kryptis belieka. Be abejo yra judesio ir Chersono kryptie. Tai va, pradedam, judam tolin. Tai, pradėsim nuo Sumų regiono. Kai matot, Sumų krypties ne regiono iš tikro, kai matom Sumuose didelių pakeitimų nėra, pagrindiniai mūšiai vyko dėl Oleksijevkos, kurią ukrainiečiai bandė išlaisvinti, bet kol kas čia labiau įsitvirtino rusai. Aišku, jų tikslas yra, jeigu užėmus Oleksijevką, greičiausiai perkirsti išeitant Pisarivkos. Tai yra vienas iš tikslų, aišku, bus išeitant Pisarivkos ir
čia perkirsti kelią logistinį vėlgi, tą, ką padarė, kaip atkirto Kursko sritį. Tai vat vienas iš tikslų bus šitas greičiausiai ir toliau bandyti, jeigu taip žiūrint, išeiti bent jau į šitą liniją išlaikyti. Tai vat toks artimiausias būtų planas, ką galima matyti sumų kryptie, ką bando rusai padaryti. Bet šiai dienai čia yra situacija stabilizuota ir nėra tokių didelių intensyvių mūšių. Toliau mes judame Charkovo kryptin, tai turime Vovčianską. Tai čia pasikeitimai per tą laiką, kol manęs nebuvo, galima sakyti, eteryje daug neįvyko, tai pagrindas buvo tai, kad užimtas Vovčianskas, kai matom. Tai turbūt vienas iš tokių laimėjimų, tai yra va čia užimtas miestelis. Aišku, iš jo nieko nėra, tai yra tik tai griuvėsiai ir viskas. Tai pasakyti, kad turi didelę pergalę, būtų labai sunku, sakyčiau. Taip. Va. Taip. Toliau mes, ką matom šitoj kryptie, kas gali būti, aišku, tikslas yra išeiti ant Charkovo. Jis niekad nepasikeitė, bet kol kas tai yra tik tai iliuzija. Greičiausiai bus bandoma eiti kitų būdų, tai va dabar ir einam toliau link Kupiansko krypties, kur verda mūšiai. Aišku, Kupiansko mieste kol kas ukrainiečiai, galima sakyti, ir perėmė iniciatyvą ir turi šiokių tokių laimėjimų. Tai reiškia, dabar bando sutvarkyti šituos įsikišimus ir kaip įsivaizduojame, tai ką jie bando daryti, tai yra perkirsti va šitą liniją, atkirsti priešą, ar labiau, sakyčiau, ties Radkivka, tai yra priešiniai mūšiai, perkirsti šitoj vietoje ir Kupianską šiek tiek apsaugoti nuo priešo pajėgų. Aišku, Kupianskas yra šiai dienai sugriautas, čia nieko gero nelikę, bet mūšiai vyksta jame. Čia yra pritrauktos tikrai elitinės pajėgos, tai yra ir SISO pajėgų matėm, ir Gūro Hebros yra, taip pat Legiono Hebra dirbo. Aišku, čia nėra legionas šiai dienai, užsienio legionas, kad būtų elitas, bet buvo pritraukti visi daliniai, kurie kaunasi šitoje kryptyje. Didžiausia problema turbūt išlieka būtent šitoje kryptyje, tai ką mes turime. Tai mes turime Pišenę, kur tikslas priešų yra išeiti ant Pišenę ir, aišku, vėlgi tokiu būdu bandyti eiti link Kupiansk Vazlovoj, kai matom, iš visų kiek įmanoma pusių. Bet šiai dienai čia nėra didelio proveržio, čia kaunasi trečias Azovo korpusas, tai kol kas pozicijos yra išlaikomos ir gan stabilios, sakykime taip. Kas toliau vyks, matysim, bet šiai dienai Kupianskas kol kas laikos. Aišku, tai yra laiko klausimas, nes pajėgumai senka, ukrainiečių, kai matom, tikrai turi didelę bėdą su savo pajėgumais, tai yra gyvosios jėgos trūkumas, kai parodė dronai, nesusitvarko su situacija, taip kaip bandoma buvo parodyti, kad dronai viską padarys. Ir kol kas situacija išlieka tokia nelabai dėkinga būtent ukrainiečių naudai. Toliau mes turime krypti Svetohirskas, kur rusai bando užeiti per Limaną ir Siverskas. Tai va, tikslas buvo pasiektas šiai dienai, jau Siversko kryptį, kai matom, Siversko kryptyje priešas į Siverską atėjęs, čia yra užėmęs pusę gyvenvietės ir bando toliau, aišku, bandys išeiti toliau ant Iziumo krypties arba Slaviansko, kai sakoma, padaryti perkirsti būtent išeiti ant Slaviansko, tai yra tikslas.
ką mes matome Slavianską. Ir toliau, aišku, jų užduotis yra Iziumas, ką mes dabar čia matome. Tai Iziuma greičiausiai judės nuo pirmiausia, aišku, turės pasiekti Svetohirską ir nuo Svetohirsko pasiduoti Iziumo kryptimi, kai matom. Jarova, Svetohirskas, aišku, ir čia greičiausiai bus bandoma išeiti ant Iziumo. Šitas kelias šiai dienai jau yra apšaudomas, šiandien degė 3 automobiliai iš ryto, kiek žinau. Čia ir pats užsidegiau, aišku, aš užsidegiau ne nuo drono, o užsidegė patekus į išmetimo sistemą tepalui, kažkur kažkas pramušė, tai teko automobilį gesint, nesudegiau automobilis, bet realiai gan stipriai nukentėjo, kiek dabar žinau, iš serviso. Žiūrėsim, ką toliau su juo daryti. Tai vat, kai ir matom, šitoje vietoje priešas turi iniciatyvą ir bando judėti. Aišku, jo tikslas yra šiai dienai išeiti ant Limano, įsitvirtinti Limane ir iš Limano automatiškai atkirsti šitoje vietoje išeiti ant Slaviansko. Tai šita vieta bus labai mums nedėkinga, sakykime, jeigu tai padarys, tai ukrainiečiams sudarys labai daug problemų, jeigu čionai atkirs šitą kelią, nes pagrindinis įvažiavimas į Kramatorską, visą šitą konglomeratą yra būtent per šitą kelią. Aišku, kitas kelias čia dar yra keliukai, bet jie yra nepritaikyti dideliai logistikai, tai yra sudėtinga bus logistika. Tai įsivaizduokim, kad perkirtų šitą kelią, rusai gali bandyti lyginti va taip visą liniją. Jų tikslas yra išeiti ant Donecko. Kažkas tai va. Tai va. Tai yra Donecko ribos. Čia jau yra tikslas. Kiek jie tai užtruks dar nėra aišku, nes šiai dienai mūšiai vyksta kol kas pagrindiniai Konstantinovkos kryptyje, ką bando uždaryti jau Konstantinovką. Aš dar prieš metus čia važinėjausi puikiai ir saugiai, o šiai dienai jau čia yra bėda. Galima davažiuoti iki Druškivkos, kur ir buvau davažiavęs, o Konstantinovką bandoma pulti, aišku, pagrindinės kryptis einama iš Čenai ir bandoma atkirsti Druškivkos kryptimi, bet kol kas čia didelių pokyčių nėra, bet priešas vis tiek bandys pirmiausiai išlyginti šitą liniją. Kaip ir minėjau, toliau judėjimas bus Kramatorsko kryptimi bei Slaviansko paėmimas. Tai vat, jeigu taip žiūrint, ką mes šiandien turim, tai vat, tokią perspektyvą metams į priekį mažiausiai, jeigu ne 2. Nes mes suprantam, kiek laiko eina link Konstantinovkos ėjo, ir Konstantinovka jau daugiau apie pusę metų bandoma paimti ir joje kol kas situacija nelabai stipriai pasikeitus yra. Aišku, jinai yra griaunama, ten praktiškai griuvėsiai tuoj liks, bet šiai dienai jinai kol kas nepaimta. Toliau. Mes turime galima sakyti, labai diskutuojama Mirhorodo Pakrovsko kryptį. Pakrovskas yra šiai dienai jau kritęs. Išlikusios pozicijos turbūt yra tik tai, jų nėra daug, tai yra būtent pramoninis rajonas, jeigu aš neklystu šitoje vietoje. Ir čionai. Mirhordas yra praktiškai apsuptas, kai matom. Mirhordas va šičia yra likusios vietos. Kodėl sakau apsuptos? Tai yra, toliau yra pilkoji zona, kai matom. Pilkoji zona reiškia labai nedėkinga situacija. Kai matom tai, kad priešas nėra įsitvirtinęs, bet ten veikia diversinės grupės, atskiri vienetai, kurie neturi pozicijų. Tai yra toks
klaidžiančios taktikos, galima sakyti, principas naudojamas. Bet tu judėti negali, nes kai tik pajudėsi, tave pradės naikinti arba tu patirsi nuostolius. Tai reiškia, Mirhordas šiai dienai jau yra apsuptas, nežinau kaip iš ten išves, nes ten yra ir desanto, ir jūrų pėstininkų dalinių, ir man atrodo, mechanizuoti viena brigada. Sunku pasakyti, kas yra likę, nes informacijos tokios daug nėra, bet situacija yra gan sudėtinga. Jeigu reiks daryti iš Mirhordo išeidinę, tai bus labai patirti dideli nuostoliai. Tai va, situacija šiai dienai, galima sakyti, tokia rutuliuosi, kad priešas anksčiau ar vėliau jau, sakykime, išlygins va šitą liniją ir uždarys va šitą kišenę, ką padarė kažkada su Avdijivka. Tai mes va turim tokią situaciją būtent šitoje kryptyje. Zaporižės kryptis pasirodė informacija, kad priešas išėjo ant Prosianos. Tai jeigu priešas išėjo ant Prosianos, aišku, buvo mesos pajėgos jam sunaikinti, priešui neleista įsitvirtinti ir čia jau kol kas daugiau informacijų nėra, bet išvada viena, vėlgi, kai sakau, frontas senka, nėra pėstininkijos, o tai reiškia, dronai kol kas nesugeba vien tik tai stabdyti visos priešo atakos. Kas dabar įvykę yra labai paprastai. Rusai kaip stovėjo priešais LBZ nulinė linija 3 km, jie visuomet yra 3 km. Ukrainiečiai tik traukiasi nuo jos ir deklaruojama, kad ta zona, kurioje jie atsitraukia, yra kontroliuojama domų, tai yra kill zona, bet kai matom, vis dėlto priešas juda į priekį. Aišku, čia nėra gerai, nes ukrainiečiai nesugeba pritraukti, surinkti savo rezervų ir tokiu būdu bent jau duoti stiprų atkirtį priešui. Bet yra kaip yra, čia nieko jau dabar nepadarysim. Tai va, tokia trumpa situacija fronto linijoje. Jeigu čia Zaporižės kryptyje didelių pakeitimų aš kol kas nelabai matau. Huliai polė tiesa, čia pajudėję buvo labai stipriai rusai ir mestos pajėgos užimti Huliai polė. Bet kol kas ukrainiečiai gan rodo neblogą pasipriešimą, bando priešintis, kiek realybėj bus išsaugota Huliai polė, tai irgi sunku pasakyti, greičiausiai jinai kris. Tai yra laiko klausimas, nes kai matom, kas įvyks labai paprastai. Priešas apeidinės ją lanku, ką ir dabar yra padaręs, turi savo inerciją ir čia jisai uždarys Huliai polę ar vienaip ar kitaip, arba išlygins liniją tiesiog. Ir iš ten toliau galės vystyti savo operacijas, ką jisai ir daro. Toliau pasirodė informacija, kad priešas gan suaktyvėjo prie Antonivkos tilto. Čia jau buvo seniai informacija kažkaip pasirodžiusi, bet priešas pradėjo veikti šitoj kryptyje, šitoj vietoj. Matomai ruošti pavasariniai operacijai placdarmėlį, bandyti forsuoti galbūt ir Dnieprą ir įeidinėti Chersono miestą. Čia bus įdomu. Bet kol kas situacija yra kontroliuojama, suvaldyta ir didelės problemos nėra šitoje vietoje. Jeigu dar grįžtant atgal, manau, kad aš sekančioje apžvalgoje labiau tai padarysiu. Kol kas turiu tik tiek informacijos, iš tikro, ką susirinkau šiandien per gerą pusdienį. Aišku, kas įvyko čia buvo, jeigu neklystu, susprogdinta viena damba, bet tiksliai aš dabar neatsimenu, kurioje vietoje. Tai vat pažiūrėsim, kokią įtaką turės būtent šitoje kryptyje dambos susprogdinimas.